Profesija dailininkas, specialybė grafikas. Dar neatsimenu istorijoje, kad dailininkas atidarytų parodą kartu su savo šunimi. Tai čia ir dar tų tokių mokytų, kad jisai žino, kada reikia 3 kartus suloti, kai reikia paploti. Neįmanoma paslėpti žmogaus viduje to, kas veržte veržiasi į paviršių. Ir jeigu jau Dievas suteikė žmogui kažkokių galių, gebėjimų, ar tą ypatingą menininko gyslelę, slėpk, rakink, ką nori daryk. Jie anksčiau ar vėliau prasiverš jo darbais, jo kūriniais, jo kūryba. Mielieji, sveiki atvykę į diplomuoto grafiko, tapytojo Edmundo Virgėlos tapybos darbų parodos atidarymą Šiaulių aklųjų bibliotekoje. Kokie 3 metai atgal buvo paroda profesionalių dailininkų, mūsų klasikų. Kas žino, tai žino, kas buvo, tai buvo, o kas nematė, tai pasakysiu. Buvo tokia paroda pavadinimu Liečiu, matau, liečiu. Jie interpretuodavo tuos paveikslus, skulptūrinė prasme, reiškia, jeigu tokį kairiūkštį paim, grynas abstrakcionistas arba kubistas, va tokio tipo. Ir čia, kitokio, žinoma, bet tarkim, ten siužeto nėra. Tai kaip jį dabar interpretuoti? Padarydavo, jeigu kubai, tai kubas, kažkokias tai dar kažkaip. Vienožinskį interpretavo, jau buvo Vienožinskio paveikslas, toks labai žinomas, Neandrės ežere, ar kaip ten vis vadinasi. Tai ten buvo ant stalo ir vandens prilieta toks baseinėlis, kad neregintys, nematantys žmonės galėtų ten pačiupinėti, kišti, ranką į vandenį, pasižiūrėti, kad tikrai šlapia, nes nenupasakosiu tų dalykų. Tai buvo gana įdomi paroda ir tai buvo organizuojama Vilniečių. Paskui aš ją panašią mačiau dar ir su Čiurlioniu pridėjus, mačiau Nacionalinėje galerijoje. Tai va tokia paroda, kuri tikrai jau verta dėmesio šitoj bibliotekoje, kaip ir istorijai. Tai dabar turėčiau pašnekėti apie patį autorių. Čia matome, grafikos nematome, matome tik tapybą, bet šiaip jis yra grafikos specialistas. Pavyzdžiui, čia turiu Povilą Vilutį, tai reikia paminėti. Manau, kad jis, Mikas Vilutis, labai daug ką perdavė Edmundui ir Edmundas labai daug ką išmoko iš jo. Tai faktiškai pats Vilutis jau yra kaip ekspertas grafikoje, kaip šilpografijos tokioje atšakoje grafikos, kaip ekspertas dailininkas. Ir turbūt, kad daug ką perėmė Edmundas iš Vilučio, o toliau, čia jau Šiaulių pedagoginiame institute, Edma toliau varė šitą vagą ir išleido labai daug gana žinomų šiauliečių savo studentų, absolventų.
Jis išleidęs, kiek žinau, yra knygutė monotipija, tai yra grafikos sritis. Ir ten visus tos dalykus žinau, aš šiek tiek žinau, galėčiau pasakoti, bet ką man pasakoti, jeigu turim profesionalą. Tai prašau, Edmundai, pašnekėk biškai apie grafiką, apie tai, ką išmanai, gal ir apie tapybą. Bet grafika šiaip, ta tikrai prasme yra tai, kas yra ant kažkokios tai metalo formos, ar tai linoleumo formos, ar tai medžio formos išraižoma, reiškia, ir paskiau nuo tos formos, reiškia, spausdinama. Apie tapybą savo šitą, tai vat irgi, reiškia, kaip Povilas sakė, suteikiu tiems, kurie ne visai puikiai mato. Ir tie, kurie mato, prisiliest, čiupinėt. Čia yra reljefas. Čia būtent šita tapyba, reiškia, yra su reljefu. Galima tą dalyką daryti. Gal, sakysim, spalvą atskirti bus sunkiau, bet, reiškia, kai kur yra labai didelis reljefas padarytas. Jūs turit pilną teisę. Tai vat grafika. Daugiau grafika skirstoma ten pagal tas technikas įvairias, reiškia. Nuo to, kaip spausdinama, reiškia, ten, nuo iškilios formos spausdinama, nuo plokščios formos spausdinama, reiškia, nuo gilios formos spausdinama, reiškia, kaip tas reljefas nuimamas tam dalyke, reiškia. Tai, pavyzdžiui, kaip Povilas pasakė apie monotipiją, kukliai pasigirsiu, reiškia. Kukliai pasigirsiu. Knygelė išėjo tokia plona, tai ten gal ten pusės piršto storio, reiškia, bet jinai, žinokit, yra vienintelė šiam pasaulyje, kol kas nėra apie monotipiją nieks parašęs. Gal kas nors paklaustų, ką nors. Išprovokuokit pokalbį. Charakterio bruožai, ta prasme, grafika, tapyba, nuo gimimo, nuo zodiakų. Tai ir grafika, kas nuo to priklauso, aš nežinau. Aš taip galvoju, vis tiek čia tokia grafika turi būti kruopštumas, disciplina. Taip, grafikoje be kruopštumo turbūt, reiškia, be technologinio supratimo, ką tu darai, reiškia, tai bus iš vis, reiškia, jeigu tu, sakysim, groji, reiškia, ant fortepijono, tu turi žinot, kur stygos, reiškia, ir ką tu su jom padarysi. Ne? Žiūrėk, tu skiriasi, reiškia, vadinkim, profesionalo grojimas ant bet kokio muzikos instrumento. Žino, ką išspausti iš to daikto. Ir nenaudoja, ko nereikia. Tai yra toksai principas, kad tu, reiškia, vartoji tas priemonės, kurios tau reikalingos, nevartoji, ko tau nereikia. Čia kaip pas japonus. Reiškia, jeigu tu išsitraukiai kardą, tu kerti. Bet tu kardu nemosuoji kairiai dešinę tuščiai, su juo nerodai, kad tu čia kardą turi. Viskas. Fektavimas, švarus, gražus. Pats geriausias fektavimas tai tyliai ramiai, reiškia, du judesiai nudurta. Viskas. Taip, čia yra tikslas. Tai yra ir dailininko profesionalo toks ėjimas į tą dalyką. Tu tikslą savo turi padaryti kažką tais. Ir tu nevartoji, ko tau nereikia. Eini tikslą tiesiai. Ir padarai kažką. Arba nepadarai. Nepadarai, reiškia, pasimokai, ką tu nepadarai. Čia yra ir tapyboje iš esmės savęs ribojimas su priemonėm, o grafikui to labiau. Reiškia, disciplina, taip, disciplina turi būti. Darbinė disciplina tai yra japonas, eidamas į spaustuvę, kur dirba su dažais, kur reiškia gali įsitėpti, užsideda baltus marškinius. Ta dalyką man pasakė amžinatilsį Rimtautas Gibavičius. O, tai buvo, reiškia, tai supratau, reiškia, kad aš puikiai prisimenu, kaip buvau studentas, irgi iš savo vyresnių kursiokų. Būdavo prieš peržas, nes įspaustuvę ateisi ten, prie staklių neprieisi ten, reiškia kažkas tai. Žiūrėjau, toks vienas atėjo, pasižiūrėjo, pilna žmonių. Niekas čia šiandien neveikia. Jis atėjo, reiškia, kada jų nėra, prie staklių susireguliavo, taukšt atsispaudė ir išėjo. Žodžiu, tu turi mokėti su staklėm dirbti, susireguliuoti, sumokėti su dažais, kad tu, reiškia, per trumpą laiką padaryti savo rezultatą ir išeiti su rezultatu į peržiūrą. Čia, jeigu jau skaitosi, aš save kaip aš skaitau, reiškia, tikrai profesionalų, kadangi, reiškia, Kauno dailės mokykla nuo 5 klasės, toliau, reiškia, dailės institutas, toliau čia, sakysim, atvažiavęs vėl aš savo dalyką tą patį, reiškia, perdaviau kitiems, vadinkim, tas pedagoginis darbas, reiškia, tas, visą tą, vadinkim, tokia, reiškia,
gyvenimas kaip ant siūlo karoliukai. Viskas buvo taip veriama. Reiškia, jau tada, reiškia, tu turi ateit ir sušokti tą žaidimą, sušokti tą šokį be liksmo judesio. Iš jaunystės laikų, va, tokia maniera, tokia reiškia, kada ta tapyba grožimasi grinai jos forma, formalizmu, nu, gerąją prasme, faktūra, nu, tokiu bendru koloritu, išlaikytų, sakyčiau. Nu, šitas darbas yra gan profesionalus. Nors nesakyčiau, kad jisai būdingas Birgėlai Edmundai. Vos ne heraldika, balta, raudona, vėl balta ir grafikiniai momentai papaišyti. Jau grafikos labai daug elementų. Tai čia artimesni jau jo grinai specialybei. Arba sekantis darbas, tai jau aplamai toks jau, man tarp kito šitas ir biskit arčiau širdies. Išlaikytas visas formatas, grafikinių priemonių, reiškia, kas yra grafika? Linija, taškas, plėjimas, dėmė, juoda ant balto arba gali būti spalvota. Tai čia yra spalviniai šiek tiek įmestų tokių gelsvų. Toliau centras aktyvintas, centrinė kompozicija, ar kaip čia pasakyti. Šiek tiek heraldikos gal čia nėra, bet yra kažkokie elementai tokie geometriniai, suvesta, viskas simetrija ir taip toliau. Taip, kad čia vėl grinai jau, sakyčiau, jau iš tokio paveikslo, sakyčiau, čia jau Birgėlą galėčiau atpažinti, nes daugiau tokių, kaip kiti kaip ir nedaro tokių darbų. Tai va čia ne kubizmas, bet, na, toks, kaip čia pasakyti, tuos darbus galima ir apversti, ir taip ir nesuklysi labai, man atrodo, nors gal yra tam tikra kompozicija atsvarstyta. Man asmeniškai nelabai jie prie širdies, taip atvirai šnekant Edmundai, kadangi labai spalviniai yra iššaukiantis. Pavyzdžiui, mano galva, aš mėlyną būčiau daręs, gal net tokią, šalia raudono, gal net tokią mėlyną, kokią dar, ar ciriuliauminę biškę, ar kažkokią prigesintą, arba tokio kraujo, gal kraujo spalvos šalia irgi. Dabar taip, tas darbas, kur ten kampe kabo, toks, tas, kur nepatinka man. Mėlyna, raudona, žalia toks. Kodėl? Pats geriausias darbas. A kodėl? A vat yra, jis vadinasi figūra. Nu kas yra figūra? Nu figūra, nu. Tai daugia žodis dalykas. Figūra, ne? Jo, ne, tai ne tai, kad ten, žinai, figūra tokia. Figūra tai yra, nu kas buvo tėvas Stanislavas? Buvo nepatogi, kampuota figūra visoms valdžioms. Absoliučiai, reiškia, į gerklę ašaka visoms valdžioms. Už tai jis buvo nutremtas į tą pusę, reiškia. Ir kodėl čia dabar yra figūra? Vat nepatogi figūra yra, tokia, reiškia, kampuota nepatogi figūra, kuri gal žmogų primena, gal net neprimena. Jo? Nu, primena. Nu, sakysim, gal biškai primena. Aktyvi figūra. Pati aktyviausia raudona spalva įdėta, kiek išmaniau, reiškia. Dabar taip, reiškia, vienoj pusėje figūros, reiškia, yra mėlyna. Tamsiai aktyvi mėlyna. Šalta aktyvi mėlyna. Nelabai tamsiai, normaliai. O kitoj pusėje figūros jau ta mėlyna tapo ne mėlyna, o žalia, kadangi joje jau potekstė yra ir jis ne potekstė žinojo. Jis matė mažesnį darbelį, dabar mato, jis matė, buvo čia Jakutis, tai jis matė didesnį. Jam pats, kadangi jis potekstę žino, jam tėvas Stanislavas iš vis ten yra jau fainas pavyzdys, geras. Va, nu toliau ką reiškia, toliau sekantis darbas. Toliau tikrai tapybiškas darbas. Ką aš taip žiūrėjau? Tas raudonasis? Ne, tas su rudas. Rudas, antras. Toliau sakysim ženklas. Vėl reiškia, kas tai yra ženklas. Ženklas. Trečias. Trečias. Bet kuriuo atveju ženklas tai yra ženklas. Gyvenimo ženklas. Tavo gyvenimo kely kažkoks tai ženklas. Pašto ženklas. Nu ne. Čia tik ženkliukas. Čia aš einu į tai, kad reiškia ženklas tai yra ženklas. Nu, kai sakysim, pavyzdžiui, kažkas iš tikrųjų įvyksta, ir sakysim, staigiai papučia vėjas. Tai yra ženklas.
Dievo. Nu, gal Dievo, gal gyvenimo, gal pasaulio, gal... Vadinkim, mąstymas į tą pusę. Mąstymą sukim į tą pusę. Toliau šitie du darbai, viens šalia kito, reiškia. Pirmasis tas, reiškia, tikrai grafikinis, kuriame daug laisvo piešinio ir kuriame piešinys, reiškia, yra linija. Aiški linija, švari linija, nėra jokių išsiliejimų, nėra viso kito, reiškia. Ir reljefas, vadinkim, piešinio reljefas, laisvo piešinio, iš vis laisvo, absoliučiai laisvo piešinio, bet, kaip sakant, piešinį pramokų nepadariau. O čia, reiškia, jau linijos kaip po tokios nėra. Čia yra reljefas. Atsiranda reljefas. Atsiranda, reiškia, iš vis neryškios linijos išplaukusios. Tos pačios linijos, tik kita šaka. Vadinkime, reiškia, šiek tiek, reiškia, kita linija. Čia yra mano eksperimentas. Aš žiūriu, ką iš tos muzikos galiu paimti. Čia buvo vienoks žaidimas. Čia žaidimas toks pat. Bet, reiškia, naudotos šiek tiek kitokios priemonės. Bet jie suvesti viens prie kito. Žodžiu, va, absoliučiai išplaukusios linijos, kurios lyg ir nieko nereiškia, išplaukusios, išpūstos. Kaip jos buvo daromos? Reiškia, tiesiog dažnas patiškimas ir pučiama, kaip jis nutekės pats savaime. Bet vis tiek tą dalyką reikėjo suvesti į struktūrą ir atsirado, reiškia, tikrai reljefai šalia to. Ir tas reljefas, jis niekiek nedisponuotas absoliučiai skirtingom priemonėm groja. Čia būgnais, a čia vargonais. Imkim formaliai. Vingiuota linija, tiesiai linija ir fragmentai. Tai plastinės priemonės. Tai plastinės priemonės. Čia, reiškia, tiesi linija, dvi vingiuotos linijos ir fragmentai. Kodėl čia, reiškia, ir vadinasi taurė mulatai? Nu, čia, vadinkim, figūros dar ir nėra, nors lenkta linija, bet kada jau čia moterį primena? Vyrų. Gal, gerai. Va, sakysim, formaliai su spalvom sudėjau, vadinkim ten, daugmaž ten, nuo to viskas prasidėjo. Čia jau, reiškia, labai norėdami turbūt randame, reiškia, ir mulatės kūną, galbūt čia ir kvarbatkėlės, ir taurė atsiranda. Kitaip sakant, rebusas. Kitaip reiškia, bet tai reiškia, kai tą fragmentą, žinai, kad čia galbūt, reiškia, egzistuoja ir moteris, reiškia, jis kitaip, reiškia, ir žiūrimas. Gerai, sakysim, imkim dabar šitą darbą, ane? Vadinasi, rytas vakaras. Nu, pasižiūrėkim, reiškia, uždenkime, reiškia. Ar neprimena dalį moters figūros su žiursteliu? Ja? Šičia. Dabar, čia vadinkim, rytas, vakare, reiškia, viskas atvirkščiai. Čia figūra šviesi, nu, žiūrėkit, ar neprimena tą dalyką, kad čia yra, jeigu vadinkim, čia moteris stovi kojom, matys šičia, tai čia turbūt, vadinkim, atvirkščiai. Bet, lenkta linija, iš tikrųjų žaidimas yra lenkta linija, ne lenkta linija. Formalus žaidimas, aš tokį pasisačiau savo barjerą. Čia pirmo kurso užduotį žinau. Nu, aš ką darysiu. Dabar čia vadinkime, reiškia, iš vis viena linija tiesi, visos kitos linijos lenktos. Nu, jeigu paišiai lenktą liniją, nu vis tiek moteris išeina. Nu taip teisingai. Tiesiog tikslas buvo taip, reiškia, tuo metu man buvo tikslas pasiimti, reiškia, spalvą, atvirą spalvą, kiek įmanoma aktyvesnė. Ir pabandyti, reiškia, tam formaliam žaidime, aktyvios spalvos žaidime, žaisti dar ir savo antrą žaidimą. Žodžiu, niekad nėra taip, kad, pažiūrėjau, galbūt mažiausia uždavinių savo stačiau su tuo antru darbu, tas tapybinis. Aš visą laiką statau, sakysim, taip. Pirmą kodavimo sluoksnį, antrą kodavimo sluoksnį, trečią kodavimo sluoksnį. Kartais į dar, čia reiškia priklauso, kaip kas toliau priima. Taip, kad man asmeniškai tie dalykai yra bet kada, reiškia, mano, vadinkime, ieškojimas savo priemonių. Savo, vadinkim, to instrumento, kuriuo aš bandau pagroti. Vienu atveju, sakysim, sugrojau melodiją su būgnais, kitą kartą melodiją su gitara, kitą kartą su dar kažkuo tai. Nesvarbu, su ko groju, reiškia, svarbu, kad grot, reiškia... Svarbu vardant, ko groji. Taip. Ar vien dėl savęs, ar dar... Jeigu tau, reiškia, reikia, iškilo vidinis uždavinys,
vat išbandyt, vat sakysim, tą priemonę. Nu ir bandai. Nu, poligonas. Nu taip, nu, o ką? Poligonas. Jo. O klausyk, kada šitą darbą padarėjai? Vat? Čia ne mano. A, čia Čia ne ne, tavo? ačiū, čia ne mano. A, tai čia Sigio gal? Ačiū, ne mano. Čia gal Sigio. Sėdėjau ilgai ant šilkografijos dalykų, reiškia ten, ant šilkografijos technikos sėdėjau, reiškia, man tuo metu labai buvo aktualu, sakysim, grafikui spalva. Ir šilkografija man tą dalyką leido daryti. O paskui visiškai perėjau, vėl mečiausi ant klasikinio raižinio, lino raižinio, juodai balto. Buvo toks periodas. Vėl aš sėdėjau. Ant sausos adatos sėdėjau, reiškia. Sausos adata yra tokia technika, kur, sakysim, reiškia, ne, yra grafikos technika, kada, reiškia, nereikia formos raižyti, bet tu, reiškia, tiesiog su aštriu įrankiu labai švarę metalo formą išraižai ir tada dažą įtrini, už to, reiškia, šiurkštumo, daugiau ar mažiau padaryto šiurkštumo dažas užsikabina, švalai, reiškia, ir tu, reiškia, žaidi, kiek tu įrėši metalą, kiek tu neįrėši, tavo ranka turi nedrebėt. Tu negali čia mekent ant tos formos, reiškia. Jeigu tu mekensi, viskas matosi. Grafika išvertus, tai reiškia linija. Nu, išmok. Linija. Tai reiškia, jeigu mes, kad ir spalvą naudojame, bet kontrastas tarp spalvų, geltoną, fioletinę arba kitokią sudaro liniją, mes ją vadiname grafika, grafinė tapyba. Ir iš karto matosi, kad Edmundas yra iš prigimties grafikas, nors jis kiek jis stengtųsi tos tapybos eksperimentuoti. Ypač tie kraštiniai darbai labai gražus, struktūrinė tapyba, struktūrinė grafika, sakyčiau. Ir man įdomiausia, kad reiškia jau natiurmortai, kurie daryti juodą baltą, taip sakant, su linija, tai yra tapybiška grafika, o galima taip išsireikšti. Labai gražus natiurmortai, nors juoda balta spalva. Biblioteka irgi dėkoja dar vieną maišelį. Taip, ačiū Jums labai už parodą. Ačiū. Yra kvietimas diskusijai prie taurės giros. Gali obelis augti tokiam pavėsiui? Nieko. Aš jį galiu nukabinti, galiu užkabinti, jisai reiškia jau, jeigu ten nedidelis vietos, jau gali ten sėdėti ir čia, žinai. Paskutinius metus gyveno, reiškia, sena moteriškė, o paskui 5 metus buvo išvis nebegyveno. Aš norėjau, kad, reiškia, jau būtų oboliukai, kad galėčiau čia iškepti, aš jums oboliukais pavaišinti. Mes dar atvažiuosiu. Niko! Nepatikėk, ateik, Niko, aš tau skriausi tu man čia dabar. Tai čia skriauči, ne? Nu, bando skriaus. Čia, žinai, nežinau, kas jai darosi. Gavo biškiuką, Niko buvo paskui. Kas čia Na tai darosi? bėg pasiskust pas tave iš karto. Jo, nebandyk terorizuot katino man. Nebandyk terorizuot katino. Aš tau to. Aha. O, toks gyvenimas geras. O, toks Saka, atleisk man, aš nepyk ant manęs. Oi, taip gerai vasarą voliotis kaime, ne? Nors ir matai, uodega, visgi tik tai... Aš tą vyšlę smarkiai pagenėjau, tai štai man dėkoju šiemet, labai fainai. O kiek jūs šią metų gyvena? Teoriškai antrą vasarą. Tai Praktiškai trečią vasarą, nes pirmą vasarą aš atvažiavau čia, aš neturėjau teisės, nes dar buvo dokumentai nesutvarkyti. Aš, jeigu teisingai supratau, jūs visiškai miesto žmogus esate, taip? Praktiškai ne. Vaikystėje kaimo neturėjote? Ne, kaimo turėjau, tai būdavo, žinai, šitą išvažiuoju ten. Matai, mano tėvas tai iš Kražių, Žemaitis, o motina nuo Prienų. Tai gerai, tai kas jumis paskatino taip pakeisti gyvenimą? Aš seniai norėjau. Pabėgti. Norėjau.
kad tą dalyką paišyčiau, ėjau pas kunigą parašyti. Nes paišiau tiksliai nuo Stanislovo kapo, šalia atsigulęs. Pas mane vis tiek kaip yra. Aš pats save galvojau, ką aš dariau. Nu, yra, kur, sakysim, ir su figūromis yra grafika, ne? Yra, kur, sakysim, eita paskiau išvis į tokį minimalizmą su tais kvadračiukais. Filosofija buvo tokia. Paimt pačią paprasčiausią formą. Kvadračiukas, tokia paprasta forma yra. Ir su jais, kaip aš sakiau, sužaisti tą grafinį žaidimą. Iš jų ten paskui išėjo visą seriją, reiškia, ir su spalva ten žaidimas buvo. Su šriftu. Šriftas man svarbus dalykas yra. Kaip grafikų šriftas man svarbus dalykas. Čia kaip ežeras, ten medžiai, o čia kažkas laišką parašė. Galima ko gero ir taip, reiškia. Nu, man buvo įdomu tą, sakysim, kur tiksli linija ir kur netiksli linija yra. Prisilieti prie lapo ir viskas. Ir tu, reiškia, tuo metu, ką padarėjai, tą ir palikai, ir švarus lapas tai yra taip pat ta erdvė, kuri turi būti reikalinga. Čia ko gero netgi galima išskaityti, kas buvo parašyta, bet dabar taip sunkiai. Čia tas Luizos tiltas yra. Luizos tiltas. Faktiškai jie yra kaip ir paruošiamoji medžiaga raižiniams. Iš esmės viskas, kas turi būti išspręsta, tik tiek, kad reikia imti ir išraižyti. Tokiam dalykė aš išsprendžiu, ką išsprendžiu. Išsprendžiu tematiką, tai ką aš darysiu, išsprendžiu pagrindinius akcentus, kas tai turėtų būti. Nu, čia kaip pastebėsit, yra medžiotojai, ne, nu, šernas, šuniukai, nu, čerka yra aišku, nu, netgi moters figūrą galima įžiūrėti. Nu, matom, čia moters figūra matos, apie ką jie kalba. Nu, medžiotojų pokalbis, viskas su to ir pasakyta. Nu. Ja. Tiesiog buvo, vadinkime, brokuotas atspaudas ir aš čia pabandžiau šriftą daryti. Nu, kaip, jis pakankamai dekoratyvus yra ir aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad jeigu taip jį įdėti į gražų rėmą, tai jisai bet kurią sieną papuoš tas daiktas. Nu, mintis buvo tokia, kad, sakysim, pasiimti, reiškia, ten tuos kelis kaltelius skirtingus, biški tam formate neprašaut. Tada aš pradėjau su tom formom žaist. Paskui žiūriu, aha, Birgėla, mažai popieriaus pasiėmei. Nes, žinai, nu, kaip pradedi, paskui žiūri, į tą pusę jau kažkas gaunasi, tvarkoja, reikia spausti, reiškia, jau, sakysim, tiražą spausti. Nu, tiražą reiškia, nu, kaip tiražą, nu, mažiausia 10 atspaudų reikia daryti, ne? Iš 10, sakysim, 10 nesigauna, nu, gaunas kokie 8 galų gale ant galo. Tai ir tai gerai. O jų čia, matot, buvo serija šviesių, tamsių, ten, jie paskui pradėjo dalintis, jos ant krūvelėm turi susidėti. Aha, ateini, kaip į darbo dieną, ateidavai. Nu, tas išdžiuvo, tvarkoj, maišom dažą, spausdinam. Tik jeigu davė va tokio durnumo dievas, nu tai šį turi panaudoti. Jis ne šiaip duotas kažkodėl tai. Kodėl kitam nedavė tokio durnumo? Nu, aš durnumo, tai aš tą gerąją prasme. Yra tokia teorija, kad menas tai yra pasaulio pažinimo forma. Va čia dabar prasidės šitie dalykai, kaip aš vadinu, klizmografija. Ja, čia yra... Nauja meno rūšis. Nu, ne tiek meno, kiek supratat, kaip yra, reiškia. Čia irgi, vadinkim, piešinys, ne? Piešinys daromas, tik tiek, kad jisai daromas toks įrankis klizma yra. Aš prie to įrankio pritaisiau, reiškia, ant galius. Ir aš ką galiu keisti? Aš galiu keisti dažą, galiu keisti, reiškia, staigiai kryptį. Tai yra toks, nu, man tai tas savotiškai įdomu ir nežinau, iš to galbūt kas nors. Ir plus, jau čia reikia staigiai, absoliučiai staigiai suvaldyti laisvą piešinį. Čia yra konkrečiai Paberžės bažnyčiai toksai
paveikslas yra senoviškas, didelio formato. Tai aš pagal jį reiškia tiesiog paėmiau, nu, atsprendžiau savo grafinį žaidimą kitokį, nu va. Čia 12 tikriausiai. Jo. Bet vat, sakysim, reiškia, pagrindiniai akcentai, vat čia kažkoks toks dūmelis apačio irgi reikalingas. Paprastai visi įsivaizduoja, kad, reiškia, sausadata tai yra, reiškia, toksai linijinis piešinys. Nu, šiuo atveju aš pabandau įrodyti, kad tai nieko panašaus. Tai yra, kad galima žaisti su tonu, reiškia, su netgi savotiškai kaip ir su spalva. Nes sausadata tai vat yra tai kas, ką galima liniją padaryti. O čia yra įvairi linija, va. Daug linijų jis jau gaunasi. Jo. Lino raižinys vėl. O čia jau jūsų antspaudas. Jo. Krauju Su pirštu, reiškia. Tokie. O tai tikras jūsų pirštas? Nu, ne, kaip reiškia, yra ant metalo forma padaryta, bet aš jį... Nu, jeigu į policiją nunešim, atpažins jų. Atpažintų spakainiai. Jo. Paprastas variantas. Puodinė ir gėlės, ne? Bet nesiužėtas svarbu. Svarbu, ką aš žaidžiu, kokiom priemonėm ir ką darau. Toj klizmografijoje galiu, reiškia, va, ir išėna man ir punktinė linija padaryta, ne? Lengvai. Ir, va, sakysim, galiu laisvus palėjimus padaryti. Ir kas svarbiausia, jeigu toks kabos ant sienos, jis šalia savęs visą tą turgaus meną iš karto užmuša. Čia yra mano inicialai. E ir B egzistuoja tam dalyke. Jeigu ant, o tai biški Matos. auksas, kai biški pablizga. O jūs grafiką iš karto pasirinkot, nu, tapti grafiku, kaip ten kažkokiam kursė, aš tiksliai nežinau. Ne, reiškia, aš kaip Kauno Naujalio mokykloje mokinausi. Nu, kažkaip tai ta grafika man kybo. O paskiau 2 keliai. Arba į armiją, arba į institutą. Tai išėjau į institutą, pataikiau. Įstojot. Įstojau, jo. Iš karto įstojo. Iš karto. Ir svarbiausia, įstojau. Paskiau aš tik supratau, kad ten yra tarp tų numerių, ten dar irgi ten. Viso, aš ten praktiškai 1 numeriu įstojau. Jo. O kiti žmonės kiek metų įstoja, o jūs va? Nu, pasisekė kažkaip tai. Sako, į grafiką stoja tie, kurie spalvų nepažįsta. Gali būti ir taip. Tiek Nu, suprantu, matė spalvas. nu kokie, jo. Ir matai, kaip yra, man tas, aš, pavyzdžiui, kad ir, sakysim, dabar bandau ten, sakysim, ką nors tapyboje, nu, aš vis tiek, reiškia, tapyboje man vis tiek egzistuoja linija, aš be linijos, nu, vis tiek man jinai linija yra svarbi, reiškia, o ten grafikui linija vienas iš pagrindinių dalykų. O čia yra E raidės pabaiga, čia yra B raidės pradžia. Nu, toliau reiškia žaidimas centre, čia kaip tarp spaustuvų gaunas tas dalykas. Ne. Čia ta pačia šilko grafika. Jo. Būtent, va čia turi būti matinis dažiukas, čia visur kitur popieriukas. Bet čia jau spaustuvės spausdintas. Ne. Mano grinai rankų darbas čia yra. Pasirašytas grinai rankų darbas šitas, va. Va. Nu, jisai kaip šriftinis plakatas gali eiti. Kaip autorinis šriftinis plakatas. Nu, jau pats plakatas parodo jau kaip meno kūrinys iš karto. Nu, Jau taip. atspindi. Ir vat visas žaidimas, vat yra, žiūrėkite, čia E raidės apačia, B raidės, o ne. Toliau vėl E, B. Nu ir ten. Netgi tas žalias. Čia atrodo kaip akiniai uždėti. Jo, bet čia yra E, B, reiškia tik tai taip, va, jisai, va. Taip, suprantu. Nu, va. Nu, vat ir yra tas, iš esmės, paimtas žaidimo elementas ir to žaidimo sužaistas visas plakatas.
pasiūlė tiesiog man, paskambino, pasiūlė, sako, ar norėtum imt sienutę. Ta prasme, kad imt sienutę, tai, nu, suprantam, kaip yra toksai žargonas, toksai imt sienutę. Gerai, sakau, imsiu sienutę. O paskui, kai atėjau, reiškia, pasišnekėt kokią sienutę, nu, tai viskas dar geriau, ta prasme, kad sienutė jau buvo paruošta, jinai apšiltinta, žodžiu, techniškai paviršius paruoštas, nu, tai sienutė išvari graži. Kadangi tas pleneras, vadinkim, toksai kaip ir mūšis kažkoks tai liktai minėtas, liktai čia saulės pagrobimas, liktai saulės, nu, žodžiu, kažkas tokio čia yra su, vadinkim, su tais tokiais mūšiais. Čia man diktavo, pati siena diktavo medį, vertikalią kompoziciją, apačiai patupdžiau mūsų tos savanorius, nu tada automatiškai, reiškia, fone išeina tie visi kiti, reiškia, buvę mūšiai. Ir pavadinimas taip labai natūraliai išėjo. Kovų legendos. Norėjau tokį lengvą, faktiškai tokį lengvą grafinį vaizdą imti ant sienos, kad jisai, tas vaizdas sienos neužmuštų, kaip sakant, aktyvę spalvą. Piešiau konkrečiai ne su teptuku, o kai kur, daug kur paišiau su voliuko šonu. Aš tada gaunu, reiškia, ir aštrią liniją, ir plačią liniją. Vat Mindaugas mūsų. Atkreipkite dėmesį. Kokią vėliavą jis čia mindo? Pusmėnulis su žvaigžde. Ir reiškia, iš dainos žodžių neišmesi. O čia reiškia Lietuvos ir Lenkijos herbai, viskas tvarkoj. Konkrečiai mūsų savanoriai. Va, jie. Prie patrankos. Nu, tas kulkosvaidis. Kulkosvaidis, rusų Maksimka atimta, reiškia. Atimta iš bermontininkų ir, reiškia, iš Simonavičiaus knygos. Lietuvoje tokios patrankos buvo liejamos. Mes Lietuvoje patrankų nebeturim, aišku, dabar tos yra kopijos padarytos. Šiaip tai visus Europoje tos mūsų patrankos, kaip karo grobis paimtas. Bet tai Vilniuje liejykla buvo. Vilniuje liejykla buvo, reiškia, Biržuose buvo liejykla. Liejom rimtas patrankas. Simonavičius absoliučiai, reiškia, yra prieš Tsiolkovskį yra dar parašęs apie raketas viską. Tsiolkovskis nuo Simonavičius viską ėmė. Surašė. Jo, nurašė, jo. Užlipi brūkšnelį pabrauki, turi apačią nulipti pasižiūrėti, reiškia, kaip atrodo. Nu, ir prasideda toksai pirmin aukštin. Makšta. Jo. Tai va gerai, dabar, reiškia, turiu tos pakinktus, nes ant viršaus užlipus baisu. O dar reikia atsitraukti, pasižiūrėti. Jo, mat kaip yra, reiškia, turi turėti vieną ranką, sakysim, tau reikalinga, jeigu tau taškas arba ten braukia apskritimą, tai tau dar reikia į tą ranką. Tai turi būti, reiškia, laisva. Su ta, reiškia, laikai, o apačioj tai, ačiū Dievui, aukštis yra geras. Ir stalažas, vis tiek jie tokie dreba, biški juda. Tas, reiškia, šiaurės žvaigždė yra ten ir tas, nu, žodžiu. O pelėda irgi turi kažkokį simbolį. Nu, tai prie mėnulio pelėda turėtų būti, nu. Aišku. Kaip mėnulis be pelėdos, nu, tai saulė ten, reiškia, saulės žvaigždės, paukščiai, ten gegutės, kukutės ir tam grafitį aš šiuo atveju įteisinu konkretų, gražų
nenuobodu piešinį. Spalva yra tokia, beveik faktiškai siena beveik ir balta. Visada yra linija tarp dangaus ir žemės. Visada. Ai, va. Tarp mirties ir gyvenimo. Tai va čia ta linija ir yra, kuri vadinasi sodžius. Nu, va, tvarkoj sodžius, teisingai. Man čia tinka viskas. Sienų yra pilna. Tai menininkų irgi. Ir menininkų yra, supranti, ir jeigu ten dar tau už tą, už dažus sumoka ir dar ten tų nuostolių neturi, tai kodėl nedaryti? Savo parašą padėjai, viskas. Sakau, būdavo einu su šuniuku į geležinkelio stotį, žiūriu, graži siena, viskas tvarkoja, paskui. Ir tą pačią gavot. Ir pasiūlė man tą pačią, tu savo, visai fainai. Tai jūs ją ir, kaip sakyti, prižiūrėjot, žinot, visai einat pro šalį. Aš ją nužiūrėjau. Taip. Tie gatvės grafiti nepamargintų čia menininkai. Jie supranti, jau jie, čia kaip su vilkais, kad yra, supranti, jeigu jau... Jau išnaikinti. Jeigu jau vilkas, supranti, tai vietoj myštelėjo, tai už šuva tai vietoj nemyža. Čia geras pasakymas. Čia hierarchija jau. Jau, čia matai, jeigu tas ateis užpaišyti, jisai pats save diskredituoja. Nu taip. Jis save susinaikina. Čia, jeigu tu geriau padarysi toj vietoj, tada reiškia geriau. Bet jeigu tu geriau nemoki viskas. Nu net daug savižudis. Tai jisai jau pats save morališkai nusižudė. Taip. Geras moralas pabaigoje toks. Ja. Puikus ruduo, iš tikrųjų puikus ruduo. Nu, čia va dabar upelė Ringuva, už manęs matosi, tokia dabar jinai nėra labai graži, prie savo sodybos esu. Kiek čia 100 metrų turbūt iki sodybos. Šiaip esu kaunietis, gimiau Kaune, pradinė mokykla, paskiau dailės mokykla nuo 5 klasės, Juozo Naujalio dailės mokykla. Tai tais laikais buvo 2 tokios mokyklos. Čiurlionio mokykla buvo Vilniuje ir dailės mokykla Kaune buvo. Tokių lygio mokyklos, kur ten, sakysim, būdavo, turi savo ten bendrabučiukus, visą kitą, žodžiu, vaikus, kurie ten, sakysim, iš rajonų paimdavo. Tokia buvo jau vienu metu būdavo ir dailės pamokos, ir visos kitokios pamokos. Tai va, dailės mokykla, reiškia, iki pabaigimo, paskiau sėkmingai įstojau iš pirmo karto į dailės institutą, tais laikais į grafikos specialybę. Baigiau ir pagal paskyrimą tremtis buvo į Šiaulius. Tokia tremtis kaip, gerąja prasme tremtis, kad ne tai, kad ten į kokį ten kažkur tai, bet į institutą, reiškia, dėstytojukų dirbti. Pradžioj dėstytojukų, ir su dailės dalykus toliau, dėsti dailės dalykus. Niekad nenorėjau senatvės sulaukti, žiūrėdamas iš 5 aukšto balkonę į asfaltą, kaip ten žmonės vaikštinėja. Aš visą laiką norėjau, kaip sakyti, normaliai senatvės sulaukti gamtoje. Ir seniai ieškojau, kai susidarė sąlygos, nusipirkau čia tą sodybą namelį, pradėjau, ką galima griaut, o paskiau ką galima statyti. Ir tas procesas iki šiol tęsiasi. Dabar kuo toliau, tuo daugiau tęsiasi. Galima daryti ir plenerus, ir stovyklas kažkokias. Kaip jau atsiras, ar ne? Kaip atsiras. Kol kas čia yra rožinė svajonė. Rožinė svajonė. Skambinausi pažįstamiems. Sakau taip, aš sakau, norėčiau tai.
Tai atvažiuok, sako, naisi, sako, yra užupio reikalų ministras, sako, naisi, sako, su juo alaus išgersi, pašnekėsit ir, sako, nutarsite. Tiesą pasakius, pas mane pagal principą čia taip. Televizijos nėra ir nebus. Nėra ir nebus, bet interneto turi, visą kitą turi. Bet jokios televizijos, kad ten, žinai, žiūrėti nesąmonės, kaip atvažiuoja kokią nors gelbėtojų komandą, ten, arba kokią ten popus pasididino ar nepasididino. Jau matai, kaip žmogus nerimsta. Yra kažkokia mintis. Vaikšto po sodą, vaikšto ir kaupiasi kažkuom tai. Ir jau žinai, kad jau yra, jau tuoj sprogs ir pradės dirbti. Jau kažkas tai susikaupė. Tada pradeda žiūrėti savo, kaip jisai sako, šabakštynas. Tai yra krūvos popierių, kuriuose kažkokie tai piešinukai, užrašukai, kažkokie dar kažkas tai tokio. Tai yra tos mintis, kurios kažkada atėjo. Ir jos susikristalizuoja į darbą, kurį jau pradeda dirbti medžiagoje. Pradžioje kaip didelį eskizą, paskui tas eskizas dar tobulinamas ir pereina jau į raižinį. Tai vat, reiškia, kadangi grafikui pas mane tuose raižiniuose aš einu, stengiuosi, kad linija būtų švari, plona. Žodžiu, linija aštri, plona, švari, netgi braižybiškai tokia kieta, tiksli. Nu, žodžiu, į tą pusę einu su linija. Ir atspausti tą liniją man reikia tiksliai, švariai, gražiai. Tai čia kaip kompensacija yra tam piešinyje, kad aš noriu laisvo liejimo, laisvo taškymo, reiškia. Tai yra, nu, iš esmės tai yra lygiai tas pats, tik tai kitoj pusėje. Tai pliusas ir, nu, ne, tas pats pliusas, tik tai tiek, kad reiškia kompensacija. Ten, kur raižinyje kieta šita yra, tai čia yra laisvumas taškyme, laisvumas liejime. Tai va šičia. Ir čia yra tas tema, tas Nidos šokantis miškas, vadinama šokantis miškas, kur, supranti, tie, nu, medžiai iškraipyti, jie tokie visokie kitokie. Tai čia vienas dalykas, kad yra, aš tą laisvą piešinį bandau daryti. Antras dalykas, tai yra simbolis to sukraipyto medžio, tai aišku, toksai, gal čia primityvus simbolis, kaip žmogaus gyvenimas. Kaip paaišiau, gavosi visą seriją, va, reiškia. Va, vienas dalykas, va, šitas, aš skaitau, va, šitas man pavyko patogiai, va, absoliučiai laisvo piešinio tas kamienas ir čia, va, reiškia, irgi labai fragmentiškas, va, toks piešinio džiazas. Piešinio džiazas, va, reiškia. Ir plius formatas. Su vienu kaltuku, ką galima, kaip tas Paganinis ten su viena stygelė ten, supranti. Ir čia yra tekstas jame. Neapsimoka perlais kiaulės šerti. Vištos, kirvis, kaladė. Nu ir pavadinimas. Šviesaus rytojaus altorius. Gal paaiškinkit plačiau. Nu ką aiškint? Vištos šventino kirvį. Sulaukė. Žmogus, žolė ir paukštis.
Toliau, tęskit. Nu, viskas, ką čia daugiau tai tęst, nu, reiškia, žmogus, žolė ir paukštis, nu, daugiau grafiškai va, reiškia, minimalus raižymas, minimalus tikslus raižymas, su paukščiuku, su visko kitu, toks, reiškia, tas paukščiukas kaip raižyme, kaip ir ornamentą beveik pereina. Aš va padariau tą temą, viskas, čia kaip eilėraštį parašiau, kas kaip aiškinti, tegu aiškina. O paukštis ant galvos, jis toksai gegutė ant galvos pas baltus yra mirties simbolis. Kaip ten gegutė kukuos, kaip iš kukuos ten. Ant galvos paukštis yra mirties simbolis. Augalas arklio rūgštynės, va tokios ant rudencijos tokios vatos, tokios pievoj, tokios. Žinom, pažįstam. Tokios, nu va, ta. Tai gerai, reiškia, va arklio rūgštynės kažkokiai puodinėje, nu, dangus su debesėliais. Nu, va, reiškia, ilgai knisausi, kol aš tą ritmą suradau tokį išraižyt. Natiurmortas toks. Nu, iš techninės pusės, nu ką reiškia, vartoju arba ploną kaltuką, arba tokį, reiškia, jau tam kontūrui aplinkui apeit stambesnį. Irgi minimalus variantas. Fonas, nu ir fone, vadinkime, kelios faktūrinės dėmės, va. Jos visos skirtingos, reiškia. 1, 2, 3, 4. Va, nu, specialiai tą žvakę tokią biškį padariau. Su klausimu. Su klausimu žvakę. Nu, liepsnelė Dievo akis, nu, viskas aišku. Vėl simboliukas. Šiek tiek su jumoru į savo daiktus. Pakrypę, sukrypę, bet viskas susistygavo. Va čia reiškia irgi, va, specialiai tas kraštas irgi toks nėra lygus išorinis kraštas. Ten, kur man reikia lygiai, išražai lygiai, viskas. Kur reikia lygiai, yra lygiai, bet ir tas irgi su tokiu biškį virpėjimo palikta. Jo tapyba jam kaip pasibosta daryti juodą baltą. Jie buvo kaip suvirtę medžiai, plėdėję buvo. Tai va kiek jo taškų. Aš iš motinos pusės senelių jau nemačiau. Jau senelio aš nemačiau, tik tai, vadinkim, močiutę mačiau. Tai mane ten, šiaip tai bajoraitė.
Žodžiu, yra tas dalykas. Pusbrolis susitvarkė dokumentus, jis atgavo herbą, viską. Tai vat, taip kad aš, jeigu ne aš, ir pavardė būtų išnykusi. O senelis buvo Birgiola. Ir tėvas buvo Birgiola kažkada tai. Taip kad mano pavardė yra kaip ir klaidinga. Ir jeigu pagal amžinatilsį Gibavičių, kaip jis iškėlė tokią, gal iš tikro, gal ir Birgaila turėjo būti. Ką žinau, nes tie žemaičiai juk irgi, reiškia, jie tais laikais, kaip norėjo, tai prašė. Ten dabar va, tas kapas yra, reiškia, Kražiuose, labai gražiai vietoj, ant kalnelio, šalia koplyčios, ten nuo koplyčios gal kokia 10 metrų, tik tai tam jau čia išvis garbinga vieta. Ne. Ir ten ant kapo, nu ten tais laikais, ten tetą laidojo, tai padarė, reiškia, nu, teta tai reiškia iš tėvo sesuo buvo, nu, Birgiolaitė kažkada buvo, Birgiolaitė. Nu, ir ten yra senelis, senelė, teta, pusbrolis. Nu ir pagal principą aš jau sakiau, aš čia šitoje vietoje gyvenu, bet kad man laidotų tenais. Taip, kad aš noriu, reiškia, į Kražius pas senelį į kapą. Paukštiena ir daržovės. Paukštiena ir daržovės. Tarp kitko, Edmundas geras virėjas. Ne, jie, o dabar specialiai nebus skanu, ne? Pagyrė. Edmundas virė, Edmundas deda, jau išvirė, tai dar kaip nusikaltėlis turi dėti. Čia šefo pareiga. Šefo pareiga. Neįsivaizduoju, kur dar galėčiau tokios sriubos paragauti. Nu, čia Nes stovyklose tokių nebūna. Dabar taip yra. Be 15:01. Oi, sakiau laikrodį, kai tik tai... Nu, be 20 va. Lygiadienis va bus taip po 1:35. Tai mano vietinis laikas po 1:35. Reikia daryti cirką, kol dar gyvi. Jo. Tai... Nes numirus už tave cirko nieks nebepadarys. Edmundai, mes dabar turbūt tą ir darom dabar. Mes jau tą 2 ir metai darome. gyvenime mes tą ir darom. Tai mes darom cirką senai.